Tai vyksta, tu nieko negali dėl to padaryti. Tai nėra neteisėta, tai Dievo istorija. Žinai, buvo žmonių, kurie buvo prieš Amerikos revoliuciją. Buvo žmonių, kurie buvo prieš kiekvieną revoliuciją vykusią visame pasaulyje. Tačiau šiandien Izraelyje vyksta revoliucija ir Izraelis susigrąžina savo tėvynę. Sveiki sugrįžę į ypatingą judėjos renginį čia JNS TV. Šį kartą laidą filmuojame kelyje. Esame Ein Šemešo ūkyje, netoli Jeruzalės, prie Maalė Adumimo. Šios savaitės laidoje mano ypatingas svečias yra Neitas Volleris. Jis yra Israel Guys Hayovel poveikio direktorius. Ir mes iš karto pradėsime. Neitai, labai malonu tave matyti laidoje. Džošai, ačiū, kad pakvietei. Tai tikras malonumas. Žinai, aš gana dažnai klausydavausi tavo laidos pastaraisiais metais. Tu jau kurį laiką esi eteryje, taigi ačiū tau. Labai vertinu. Taigi pradėkime nuo klausimo. Kas yra Izraelio vaikinai? Arba galbūt turėčiau klausti, kas tie Izraelio vaikinai? Teisingai. Viskas iš tikrųjų prasidėjo nuo mano tėčio. Mes buvome ekologiški ūkininkai Tenesyje, o mano tėtis pirmą kartą nuvyko į Izraelį 2004 metais ir pirmą kartą pamatė, kaip Biblijos įvykiai vyksta tiesiai jo akyse. Jis tiesioginė prasme matė pranašus stovinčius vynuogyne. Vynuogyno savininkas atidarė Bibliją, pradėjo skaityti eilutę apie tai, kad vynuogynas turi būti pasodintas Samarijos kalnuose. Ir mano tėtis paklausė, ką aš čia veikiu? Ką aš veikiu sodindamas pomidorus ir bulves Tenesyje. Ir būtent nuo to viskas ir prasidėjo. Mes pradėjome atvykti, tarnauti ir savanoriauti ūkiuose, laimindami Judėjos ir Samarijos ūkininkus. Mes neperžengėme žaliosios linijos, ten per daug pavojinga. Mes liekame tik šioje pusėje. Tel Avivas. Teisingai. Per daug pavojinga Tel Avive. Turiu omenyje iš tikrųjų pažodžiui. Žinote, sakau tai juokaudamas, bet kai skrenda raketos, iš tikrųjų tai buvo pavojingiausia šalies dalis. Judėja ir Samarija tuo metu buvo saugiausia Izraelio vieta. Taigi mes pradėjome atvykti, vežti savanorius, padėti ūkininkams. Ir bėgant metams vis daugėjo netikrų naujienų. Mes matėme klaidingą nušvietimą ir klaidingą Judėjos ir Samarijos naujakurių įvardymą. Ir mes pasakėme, palaukit, turime papasakoti tikrąją istoriją. Ir taip, per šią tarnystę mes pradėjome internetinį YouTube kanalą, pavadintą Izraelio vaikinai. Ir pradėjome kelti turinį sakydami, ei, čia yra tikroji istorija, tai iš tikrųjų vyksta, tai tiesiogiai vyksta vietoje, mes tai gyvename, mes tai matome, mes esame to dalis. Taigi, veikiame dviem kryptimis. Mes padedame ūkininkams ir įkvepiame pasaulį palaikyti Izraelį. Tai yra mūsų misija, tai yra mūsų tikslas. Ir tai mes čia darome. Mes tikrai gilinsimės į tai daugiau, bet noriu pradėti nuo ūkių. Turiu omenyje, štai mes čia. Nuostabus kraštovaizdžiai, Judėjos dykuma. Ir noriu sužinoti apie šį konkretų ūkį, kuriame šiandien esame. Ir apskritai, kodėl ūkiai yra tokie svarbus. Kodėl tai yra tokia svarbi tema šiandienos realybėje. Žinoma. Žinote, manau galime pažvelgti į politiką. Tiesiog pereikime tiesiai prie politikos. Kas vyksta pasaulyje? Visas pasaulis sujudęs dėl ūkių Judėjoje ir Samarijoje. Tai visiškai nelogiška. Na kam rūpi ūkiai, tiesa? Nematome jokių naujienų straipsnių apie vynuogynus Kalifornijoje. Nematome jokių naujienų straipsnių apie, žinote, galvijų ūkius Venezueloje ar kur kitur. Tai nėra naujiena. Tačiau kažkodėl šie ūkiai tapo pagrindinė antraštė visame pasaulyje. Jie tampa antraštė. Ir kodėl? Tai visiškai nelogiška. Jiems taikomos sankcijos. Apie tai šiek tiek kalbėjome anksčiau. Jiems taikomos sankcijos tarptautinių organizacijų. Net ir dabar, kai kalbame. Kanada ką tik paskelbė sankcijas keliems ūkininkams, su kuriais mes dirbome. Dėža, dėl šių sankcijų automatiškai atsiranda apribojimų, ką mes galime padėti. O šie ūkininkai turi tik 20-30 avių. Jie su šeima yra ant kalbos ir jiems taikomos sankcijos. Ir iš tikrųjų tai smarkiai juos paveikia. Jiems uždaro banko sąskaitas, uždaro viską. Jie negali veikti. Bet kodėl? Ir manau, kad tai iš tikrųjų yra klausimas. Kodėl žemės ūkis čia toks svarbus? Ir kodėl pasauliui rūpi žemės ūkis? Ir iš tikrųjų, mano manimu, viskas susiveda į Bibliją. Tai yra pagrindas, kodėl tai svarbu. Dievas pasakė, kad yra 5 vietos Izraelyje, kuriuose Dievas sudarė sandorą su patriarchais – Abraomu, Izaoku ir Jokūbu. Nesvarbu, ar esi krikščionis ar žydas. Tai yra mūsų tikėjimo pagrindas. Viskas prasideda būtent šiose 5 vietose. Dievo pažadas Abraomui prasideda Elmorėjuje. Jis duoda jam 4 dalių pažadą. Jis sako, aš būsiu tavo Dievas, jūs būsite mano tauta. Žemė, ant kurios stovi, bus tavo ir tavo palikuonių amžinai. Ir 4, tautos gali tapti šios istorijos dalimi. Aš laiminsiu tuos, kurie tave laimina. Tai yra 4 dalių pažadas, kurį jis perduoda Izaokui, o tada Jokūbui. Antra vieta, kur jis duoda šį pažadą, yra Betelis. Jis vėl duoda jį Jeruzalėje, vėl Hebronė, o 5 vieta yra Geraras. Kur yra Geraras? Gazos ruožas. Taigi turime 4 vietas. 4 iš jų yra Jeruzalėje, Judėjoje ir Samarijoje.
O penktoji yra Gerare. Taigi, jei pažvelgsime į tai šiuolaikinėme žemėlapyje, tai yra rytų Jeruzalė, vakarų krantas ir Gazos ruožas. Dabar tai pradeda įgauti prasme. Visa ši kova iš tikrųjų pradeda atrodyti logiška. Ar tai yra klausimas, ar Dievo žodis yra tiesa ar ne? Štai apie ką vyksta ši kova. Ar Dievo žodis iš tikrųjų pildosi dabar? Ar žydų tauta grįžta į žemę, kurią Dievas jiems pažadėjo prieš 3000 metų? Ar tai tikrai vyksta? Aš tikiu, kad taip. Ir aš tai matau savo akimis su šiais ūkininkais. Jie grįžta atsimti žemės, kurią jiems davė Dievas, o pasauliai tai nepatinka. Nes jei tai tiesa, tai problema Kinijai, tai problema Amerikai, tai problema visam pasauliui, kad egzistuoja Dievas ir jis sugrąžina savo tautą namo. Ir aš tikiu, kad tai yra vykstantis karas. Iš tikrųjų, jei šiek tiek atsitrauktume ir pažvelgtume į tai, galime kalbėti apie šitą, apie aną, apie tai, ką jie padarė ar ko nepadarė. Bet manau, kad viskas iš esmės susiveda į klausimą, ar Dievo žodis yra tiesa ar ne. Ar tai mūsų pagrindas, ar iš čia viskas kyla. Ir manau, kad tai yra paprasta priežastis, kodėl šios fermos yra tokios prieštaringos ir kodėl jos laukia tiek daug tarptautinio dėmesio. Negalėčiau su jumis labiau sutikti dėl ideologinių, teologinių, biblinių ir istorinių priežasčių. Tačiau noriu, kad paaiškintumėte žmonėms, kurie galbūt nėra susipažinę su tuo, kas iš tikrųjų vyksta fermose iš praktinės pusės. Ką daro šie ūkininkai? Ar čia avis? Mes čia esame. Matome vištas, o apie projektą, kuriame dalyvaujate šioje konkrečioje fermoje, dar pakalbėsime. Čia statomi pastatai, vyksta žemės ūkio darbai, laikomi gyvuliai. Paaiškinkite praktiškai, kas šiose fermose vyksta nuo pat ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro. Taigi, praktiškai kalbant, šie ūkininkai išeina į laukus. Pagal Oslo susitarimus teritorija buvo padalinta į A, B ir C zonas. C zona priklauso Izraelio jurisdikcijai, tai Izraelio karinės kontrolės teritorija. Jie yra šiose teritorijose. Visos šios fermos, kurioms mes padedame, yra C zonoje. Tai šiek tiek susiję su politika. Tačiau šios fermos atsiranda, jos yra įkūriamos šioje teritorijoje. Jie nevagia palestiniečių žemės. Tai nevyksta. Tačiau jie ateina į specialiai paskirtas teritorijas, kurias leidžiama kontroliuoti Izraeliui. Jie ateina, stato šias fermas šiose vietose. Ir tai yra jaunos šeimos. Paprastai jie turi 2 ar 3 mažus vaikus. Kai kurios šeimos yra didesnės, vyresnės ir panašiai. Kai kurie iš jų yra paaugliai, kurie ateina ir pradeda šias fermas. Bet jie įsikuria su avimis, karvėmis. Ši ferma, kurioje dabar esame, yra ekologiška ferma. Jie augina daržoves. Šalia jos taip pat yra avių ferma. Čia yra 2 broliai, kurie dirba kartu ir išlaiko šio žemės ploto kontrolę toje vietovėje. Taigi anksti ryte jie keliasi, išveda visi į ganyklą, per dienos karštį grįžta ir vakare vėl jas išveda. Taip pat augina ekologišką produkciją. Jie turi alyvuogių ekologiškus alyvmedžių sodus, auga ekologiškos daržovės, jie laiko naminius vištas, vykdo tokią veiklą. Ir taip tai iš tikrųjų yra sugrįžimas. Sugrįžimas prie žemės, sugrįžimas prie senojo būdo, kuriuo žydai čia gyveno 1000 metų. Ir jie prie to sugrįžta. Ir mes tai matome visoje Judėjoje ir Samarijoje, ypač šiame ūkyje. Noriu paklausti apie avis. Nežinau, koks svarbus yra avių ganimas, jų vedimas į ganyklas. Nes kai žydai yra žemėje, tuomet nelegalus arabų statymas, nelegalus arabų apsigyvenimas, neteisėtas žemės užėmimas negali vykti. Taip, teisingai. Kai laukuose yra žmonių, tai yra pirmas dalykas. Ir antra, jei kalbame apie šiuos mažus ūkius, žinau, kad ūkininkai, piemenys, kai jie yra laukuose su savo bandomis, jie iš tikrųjų yra viso regiono akys ir ausys. Ir jie iš tikrųjų gali įspėti saugumo pajėgas, jei gresia teroristinis išpuolis ar panašiai. Turiu omenyje, papasakokite apie savo patirtį. Ar tai tikslu? 100% taip. Ir iš tikrųjų, nuo tada, kai atsirado šis ūkis, terorizmas labai sumažėjo. Taigi prieš spalio 7-ąją Judėjoje ir Samarijoje buvo 50 ūkių. Šiandien Judėjoje ir Samarijoje yra daugiau nei 220 ūkių. Didžiulis ūkių skaičiaus augimas Judėjoje ir Samarijoje. Arielis Šaronas sakė, žinau, kad galite, žinote, mėgti ar nemėgti kaip kam. Bet Arielis Šaronas sakė, kad ten, kur yra ūkiai ir bendruomenės, Izraelis gins tas vietas. Ir manau, kad tai matome net ir po spalio 7-osios. Pasitraukus iš Gazos kariuomenė buvo išvesta, nes Gazos ruože nebuvo nei bendruomenių, nei ūkių. Ir čia vyksta tas pats. Ten, kur yra ūkiai, kariuomenė padeda apsaugoti tas vietas. Anksčiau ten buvo džihadistų užgrobimas. Aplink šį ūkį, kuriame dabar esame, yra lūšnynai. Šie arabų lūšnynai tiesiog tikri lūšnynai. Nežinau, kaip žmonės ten gyvena. Tai šiukšlės, tai metalo laužas. Šeimos gyvena skardinėse lūšnuose, tokiose skardinėse trobelėse. Ir tai beprotiška. Šie arabų džihadistai, kurie čia atvyko užimti žemės, jie persikelia iš aplinkinių arabų kaimų ir ateina į šiuos lūšnynus, kad mėgintų pareikšti pretenzijas į tą žemę.
Izraelio aukščiausiasis teismas nusprendė prieš juos, kad tai yra nelegalu ir turi būti iškeldinta. Tačiau Europos šalis ir kitos pasaulio valstybės iš esmės laiko juos čia. Jos grasina Izraeliui sankcijomis ar kitomis priemonėmis, kad tik Izraelis nesunaikintų šių bendruomenių. Taigi šie čia veikiantys ūkiai iš tikrųjų daro įtaką, nes jos išlaiko tą žemę. Ir artimųjų rytų kultūroje, manau, daugelis vakariečių to nesupranta, nes mūsų šalys yra gana civilizuotos ir yra pirmojo pasaulio šalys. Izraelis taip pat yra pirmojo pasaulio šalis, bet jei nuvažiuoji į arabų kaimus, jautiesi tarsi patekęs į trečiojo pasaulio šalį. Kiekvieną kartą, kai įvažiuoju į arabų kaimą, galvoju, žmogau, kur aš esu, kas čia vyksta? Tačiau jie supranta, kad tas, kuris naudoja žemę, yra tas, kuriam ji priklauso. Tas, kuris ją dirba, yra tas, kuris ten yra. Todėl turint šias fermas, turint žmonės vietoje, stebint teritoriją, terorizmo lygis labai sumažėja. Terorizmo lygis Judėjoje ir Samarijoje sumažėjo. Nežinau, ar kada nors istorijoje jis buvo toks žemas. Taigi šie ūkininkai keičia situaciją vietoje. Dabar trumpa istorija. Aš buvau ten. Mes padėjome įkurti fermą buferinėje zonoje tarp Jordanijos ir Izraelio. Taigi mes tiesioginę prasme statėme tvorą palei Jordano upę. Šis vyras turi 14 km žemės ruožą palei Jordano upę, kurioje augina galvijus. Ir jie ten įkurdina šios ūkininkus, kaip tu sakai, kad stebėtų teritoriją. Na, jis man parodė, kad šiame 14 km ruože yra 27 vietos, kur Jordanijos buldozeriai buvo įstūmę žemių į Jordano upę. Tad jis nueina pas kariškius ir klausia, ei, kas vyksta? 27 vietos per 14 km. Jordanija ką tik pastatė naują tvorą savo pusėje palei sieną. Ir jis klausia, kas čia vyksta, kodėl čia, kas su tomis vietomis, kurios akivaizdžiai yra buldozerių žymės, stumiant žemę į Jordano upę. O kariškiai atsakė, tai buvo atsitiktinumas. Jis pasakė, palaukit, tai neatsitiktinumas. 27 kartus per 14 km, kur atrodo, kad jie bando padaryti sausumos perėjimą. Tai yra daug daugiau nei tik tai. Ir būtent apie tai yra šios fermos. Daroma, jie pasitelkia žmonės. Vietoje, kurie ūkininkauja šiose vietovėse. Jie ūkininkauja, bet taip pat yra akys ir ausys. Jie ten būna kiekvieną dieną ir mato pokyčius. Jie mato, jie pastebi pokyčius. Jie pastebi dalykus, kurie keičiasi. Ir bezradašiam su Dievo pagalba jie sugebės užkirsti kelią spalio 7-osios įvykiui. Nes būtent tai ir yra tas pasiruošimas. 27 perėjos ir fortas. Tai tik 14 km atkarpa. Nežinau, kaip atrodo likusi upės dalis, bet jei per tuos 14 km yra 27 perėjos, kiek jų yra likusioje upės dalyje? Ir kaip atrodo tokia perėja, kai jie ateina iš Jordanijos? Tai yra ilgiausia Izraelio siena ir iš tikrųjų nesaugiausia Izraelio siena visame regione. Todėl tas ūkininkas, stovintis ten ir tai matantis, leidžia jiems reaguoti ir pasiruošti tokiam scenarijui. kaip jūs atsakote? Nesvarbu, ar esate ūkininkas ar vienas iš Israel Guys. Tiems, kurie teigia, kad Izraelis neteisėtai okupuoja šią teritoriją. Patikėkite ar ne, dėja yra ir kai kurių izraeliečių, kurie taip jaučiasi. Ir žinoma, ES, kuri prisideda neteisėtai statydama šioje teritorijoje, kaip matote, ir kitose vietose. Kaip jūs atsakote tiems, kurie tai vadina neteisėta okupacija? Taip, žinote, manau, kad tai įdomu, nes Tel Avivas taip pat buvo laikomas neteisėta gyvenvietė 1909 metais, kai buvo įkurtas. Šiandien dauguma žmonių iš tokio teiginio tik pasijuoktų. Tačiau 1909 metais tokia ir buvo situacija, kai Britai, arba dar prieš Britams atvykstant ir perimant valdžią, buvo sakoma, kad tai neteisėta gyvenvietė. Britų laikraščiai rašė, kad Tel Avivas buvo įkurtas kaip neteisėta gyvenvietė. Šiandien Jeruzalė ir Tel Avivas tarsi varžosi dėl žydų gyvenimo centro Izraelyje. Manau, kad mes matome tą patį dalyką. Ir manau, viskas galiausiai susiveda į tikėjimą. Aš tikiu Bibliją ir tikiu Dievo žodžiu. Ir čia Dievas sako, kad tai yra ta žemė. Dabar galėtume kalbėti apie politiką. Galėtume kalbėti apie tai, kodėl Izraelis turi ar neturi teisės ir visus šios dalykus. Manau, yra labai gerų argumentų, kodėl Izraelis turi teisę būti čia ir tai nėra neteisėta okupacija. Bet manau, kad viskas galiausiai susiveda į mano tikėjimą. Tai yra Biblija ir Dievas tai pasakė. Ir todėl dienos pabaigoje – taškas. Atsiprašau, bet tuo viskas ir baigėsi. Toks yra reikalas. Nes jei pereisiu prie politikos, gerai, kas nutiks, jei Judutė priims įstatymą, kuris pasakys, kad tai iš tikrųjų yra neteisėta. Šiuo metu dėl to diskutuojama. Tai pilka zona. Gali būti, gali ir nebūti. Žinote, galite būti vienoje pusėje, galite būti kitoje pusėje. Žinote, kad ir ta rezoliucija 242. Visi skirtingi teisės aktai ir įstatymai, kurie buvo priimti Jutano statyka. Tai pilka zona. Tai gali pasisukti viena ar kita kryptimi. Bet galiausiai, manau, viskas susiveda į tai, kad pildosi Dievo žodis. Ir aš tikiu, kad tai, ką matome Judėjoje ir Samarijoje, matome Izraelyje dabar. Nuo spalio 7-osios vyksta didžiulis atgimimas ir žmonės atsigręžia į tikėjimą bei supranta, kad tai yra Dievo žodis. Štai kur link einame. Tai yra mūsų žemė.
Ir aš tikiu, kad matome žmonės, kurie sugrįžta už kariavimą, sugrįžimą į žemę, kad valdytų ir viešpatautų Izraelio žemėje. Ir iš tikrųjų, manau, kad tai matome ir iš kitos pusės. Arabai tai pripažįsta. Arabai išvyksta. Ir labai daug jų. Arabai išvyksta. Ir jie sako, gerai, mes pasiduodame. Mes tai atiduodame. Kas vyksta Šventyklos kalne? Arabai ten beveik nebeina. Prieš kelias savaitės mačiau pranešimą. Ir panašus dalykai vyksta visoje Judėjoje ir Samarijoje. Keičiasi Izraelio ir taip pat arabų kaimynų mąstysena. Yra daug tokių lūšnynų ir vietų, kurie bandė ateiti ir užimti, bet dabar jie tiesiog susikrovė daiktus, išvyko ir jų ten nebeliko. Taigi, manau, mes tai matome. Mes tai matome abiejose to spektro pusėse. Taigi mano atsakymas jiems – tai vyksta. Jūs nieko negalite dėl to padaryti. Tai nėra neteisėta. Tai Dievo sumanymas ir jis pildosi. Žinote, buvo žmonių, kurie buvo prieš Amerikos revoliuciją. Buvo žmonių, kurie buvo prieš kiekvieną revoliuciją, kuri įvyko ir vyksta visame pasaulyje. Tačiau šiandien Izraelyje vyksta revoliucija ir Izraelis susigrąžina savo tėvynę, kyla nauja karta. Aš tikiu, kad tai yra Izraelio revoliucija, kuri vyksta būtent dabar. Neįtikėtina. Na, bet leiskite paklausti, žinote, net ir su visu tuo optimizmu, jei nueisite keliu nuo ten, kur esame dabar, vis dar yra nelegalūs lūšnynai, kurie, žinoma, yra remiami, palaikomi ir finansuojami ES. Ką Izraelis be tikėjimo dar gali padaryti, kad praktiškai užkirstų kelią, ir žinau, kad skaičiai sumažėjo, užkirstų kelią nelegalioms statyboms, kurių tikslas aiškus. Daugelis šalių tai priėmė, kad sukurtų vadinamąją Palestinos valstybę. Tai yra jų galutinis tikslas. Dėl to jie užima visas šias strateginės teritorijas tarp čia ir Negyvosios jūros, bei daugelį kitų vietų, pietinėse Hebrono kalnuose, Šomrone, Samarijoje. Ką Izraelis turėtų praktiškai daryti, kad užkirstų kelią tokiai veiklai? Visiškai taip. Ir manau, kad tai, ką matėme nuo spalio 7-osios, iš tikrųjų ir padarė tai. Turiu omenyje, nuo spalio 7-osios mačiau didžiulį Izraelio politikos pokytį politikos lygmenį. Turiu omenyje, visos šios fermos iki spalio 7-osios ne viena iš jų nebūtų buvusi įsikurti tose teritorijose. Tai tiesiog nevyko. Įvyko pokytis, nors tai buvo visiškai teisėta. Pagal Oslo susitarimus nėra nieko neteisėto įkurti fermas. Aš juos skaičiau. Pagal Oslo susitarimus ten sakoma, kad Izraelis turi teisę ir IDF turi teisę apsigyventi C zonoje, daugiau ar mažiau. Tokie yra žodžiai. Izraelis turi teisę nuspręsti, kas vyksta C zonoje. Taigi visos šios teritorijos yra visiškai teisėtai įkurtos. Ir manau, kad tai yra frontas. Ir aš taip pat tikiu, kad kai turi stiprią tautą, žmonės prie jos rinksis. Žmonės telkėsi prie stiprios tautos. Kodėl yra Abraomo susitarimai? Kodėl jie pasirašyti? Nes šios šalis aplink Izraelį matė Izraelį kaip stiprybę. Jos mato Izraelį kaip kylančią imperiją. Ir manau, kad ta stiprybė iš tikrųjų verčia tautas sakyti, mes norime būti to dalimi. Nes tu nori būti to dalimi, žinai, tai kaip dabar, kiek žmonių nori prisijungti prie Amerikos, kiek žmonių nori, žinai, turėti kažkokią sąjungą su Amerika. Daug, nes Amerika yra ta supervalstybė. Ir manau, kad Izraelis tampa ta supervalstybė artimuosiuose rytuose. O aplinkinės tautos, kuo stipresnis tampa Izraelis, kuo labiau Izraelis iš tikrųjų atsistoja tiesiai, parodo stuburą ir priešinasi tiems džihadistams bandantiems užgrobti valdžią, tuo labiau aplinkinės tautos tai palaikys. Jos norės būti to dalimi. Europos šalis taip pat norės būti to dalimi. Amerika, visame pasaulyje, jie norės būti to dalimi. Ir mes tai matome net dabar technologijų pasaulyje. Didžiulės technologijų kompanijos investuoja į Izraelį. Nors yra visa ši propaganda prieš Izraelį, jie vis tiek sako, ne, mes matome, kad Izraelyje kažkas vyksta. Mes norime būti tos istorijos dalimi. Taigi mes tai matome iš vienos pusės. Iš kitos pusės mes matome visą šią propagandą, kuris skelbia, kad Izraelis yra kažkokia siaubinga, beprotiška tauta. Tačiau žmonės, kurie tikrai atidžiai stebi, žino skirtumą ir gali jį matyti. Ir manau, kad būtent ten mes ir einame. Ir manau, kad Izraeliui reikia parodyti stuburą. Bus įdomu pamatyti, kas nutiks artėjančiuose rinkimuose čia, Izraelyje, ir kaip visa tai turės įtakos. Bet manau, kad galiausiai būtent taip ir kovojama. Priešinantis tam ir sakant, ne, mes esame tokie, ir tai yra mūsų tauta. Žinote, Amerika netapo Amerika nusileisdama prancūzams, indėnams, anglams ar bet kam kitam, kas tuo metu buvo ten. Jie to nedarė. Kaip jie tapo supervalstybė? Jie pasakė, ne, tai yra mūsų šalis, tokie mes esame. Ir jie dėl to kovojo. Manau, Izraelis turi daryti tą patį. Izraelis turi kovoti už tai, kas jie yra. Jie turi kovoti už savo tapatybę. Jie turi kovoti už savo vietą pasaulyje. Ir manau, kad per tai jie taps supervalstybė artimuosiuose rytuose. Absoliučiai. Taip, noriu pakeisti temą. Labai sužavėtas darbu, kurį šiandien čia atlikote šioje fermoje, tuo, ką matėme vykstant statyboms. Noriu pakalbėti apie jūsų projektus, apie kai kuriuos šiandien vykstančius dalykus Judėjoje ir Samarijoje.
Jūs gyvenate Harbrakoje, bet nuolat keliaujate po įvairias vietas, dalyvaujate įvairiose svarbiose veiklose visoje Judėjoje ir Samarijoje. Papasakokite apie kai kuriuos dalykus, prie kurių šiuo metu dirbate. Taip, tikrai, mes turime grupę Zion Ops, kuri čia veikia. Tai rimta programa. Vaikinai, jauni vyrai nuo 18 iki 30 metų atvyksta vienam mėnesį ir mes vykdome rimtus projektus. Dirbame nuo aušros iki sutemų. Mes vykstame į laukus, miegame ant žemės ūkiuose ir darome viską, kas reikia. Viename ūkyje gali būti tvora. Dabar daugiausia statome tvoras. Daugelis šių ūkininkų laiko galvijus, todėl statome tvoras galvijams. Šiame projekte mes statome namą iš šiaudų ryšulių, kad galėtume apgyvendinti kai kuriuos darbininkus, kurie atvyksta padėti šiame ūkyje. Taigi viskas priklauso nuo ūkio, priklauso nuo projekto. Mes sodiname vynogynus. Daug tokių darbų atliekame, bet tai sunkus darbas. Kaip ir anksčiau kalbėjai, laukia yra 32 laipsniai karščio, o komanda ten stato šiaudų ryšulių karkasą šiam namui. Mes statome tvoras. Žinai, daugumą skylių reikia išgręžti. Ten yra uoliena. Mes ateiname, gręžiame skylę į uolieną, įrengiame tas vietas. Tačiau iš tikrųjų čia yra žmonės iš viso pasaulio, kurie tiki Dievo žodžiu, kurie turi tikėjimą, kurie nori atvykti ir tapti šios istorijos dalimi, nes jie mato, kad tai vyksta ir nori prisijungti prie to, kas čia vyksta. Taigi mes esame naujame ūkyje, kas savaitę poroje ūkių atliekame projektą, tada keliaujame į kitą ūkį daryti kito projekto. Taip, tokia yra istorija. Mes organizuojame apie 9 keliones per metus. Turime įvairių kelionių. Ši kelionė yra tikrai sunki. Turiu omenyje, šie vaikinai yra tikrai tvirti. Jie yra nuostabi komanda. Turime ir kitokių kelionių, kuriuose, žinote, ne visi tokie ištvermingi, tiesa? Kai kurie žmonės nori atvykti ir užmegzti ryšį su tuo, kas čia vyksta, bet ne nuo aušros iki sutemų. Taigi turime ir kitų kelionių, kuriuose žmonės taip pat atvyksta ir bendrauja. Ir manau, kad tai iš tikrųjų grįžta prie tavo klausimo, kurį ką tik uždavei. Manau, kad tai yra antras dalykas mums, tautoms, kaip pakeisti pasakojimą. Žmonės turi atvykti ir būti čia vietoje. Jie turi atvykti ir pamatyti tai. Jie turi būti to dalimi. Ir yra kažkas, kas sujungia, kai esi čia vietoje, kai pats tai pamatai ir kai esi to dalimi. Todėl vienas iš mūsų tikslų yra atvežti žmonės. Ir mes kasmet atvežame 300–500 savanorių, kad jie atvyktų ir susijungtų su tuo, kas čia vyksta vietoje. Taigi mūsų misija yra jungti žmonės. Turime ekskursijų, turime ir įvairių veiklų. Savanoriauja, keliauja, žinote, jie savanoriauja ir keliauja tuo pačiu metu, susijungdami su šiomis vietomis. Judėja ir Samarija – tai vietos, kur, kaip sakoma, 85% Biblijos buvo parašyta arba įvyko. Taigi mes jungiame su tomis vietomis. Žinote, kiekvienoje vietoje, kurioje dirbame, yra istorija. Mes esame čia pat. Tai yra ta vieta, kur karalius Dovydas bėgo nuo Abšalomo, būtent į šiuos kalnus, kuriuose mes kaip tik dabar dirbame. Taigi visada yra ryšys tarp Biblijos istorijos ir projekto, kuriame dalyvaujame. Ne tik iš istorijos pusės, bet ir iš pranašų. Jie kalba apie žydų tautos sugrįžimą. Ir tai iš tikrųjų yra mano aistra – sujungti žmonės su pranašais ir tuo, kas vyksta šiandien. Daugelis žmonių tikėjimą pavertė kažkuo, kas yra debesyse, neturinčių jokio ryšio su realybe. Bet aš tikiu, kad tai tikra, kad tai vyksta šiandien. Sakoma, kad žydų tauta sugrįš į savo žemę, kad jie bus pasodinti savo žemėje ir daugiau niekada nebus išrauti iš jos. Tai iš Amoso. Ten kalbama apie vynogynus sugrįžtančius į kalnus. Kalbama apie galvijus sugrįžtančius į kalnus. Ir todėl mano aistra yra sujungti žmonės su ta realybė čia, vietoje, kad sustiprinčiau jų tikėjimą ir kad jie galėtų pasakyti, oho, Biblija yra tikra. Tai nėra tik kažkas, kuo aš tikiu, nes žinote, tiesiog, tai privertė mane pasijusti gerai. Ne, tai iš tikrųjų yra tikra. Tai iš tikrųjų yra apčiuopiamas ryšys, kai tu susieji Bibliją su tuo, kas šiandien vyksta realybėje. Noriu prie to pasilikti. Yra vadinamoji woke dešinė, netikroji dešinė, Tuckeris Carlsonas ir kiti, kurie iš tikrųjų bando įkatleištą tarp krikščionių ir žydų čia, šioje šalyje. Ir noriu pakalbėti apie realybę ir santykius tarp krikščionių ir žydų. Žinote, tokie žmonės kaip Tuckeris Carlsonas sakys, kad krikščionys šioje šalyje yra persekiojama mažuma. Tai kokia yra realybė? Kokie šiandien yra santykiai tarp žydų ir krikščionių čia Izraelyje? Žinote, manau, kad per pastaruosius 30 metų įvyko didžiulis pokytis. Prieš 30 metų turėjome protestantus ir krikščionis, prieš 30 metų – baptistus ir metodistus. Nežinau, kiek žinote apie krikščionybę, bet žinote, yra skirtingos denominacijos. Baptistai ir metodistai nesikalbėjo tarpusavyje. Tikriausiai prieš 20 metų krikščionys ar protestantai ir metodistai nesikalbėjo tarpusavyje. Buvo toks susiskaldymas. Dabar atsiradus socialiniams tinklams ir visiems šiems dalykams, ribos labai susilpnėjo. Dabar nebėra jokių denominacijų. Viskas nebėra taip. Nėra tikros dažniausiai. Jei esi krikščionis, dažniausiai krikščionis visame pasaulyje. Ir manau, kad tai labai giliai įsišaknyja. Dauguma krikščionių net neturi supratimo, kuo jie iš tikrųjų tiki. Ir būtent tai – Biblijos neskaitimas, ryšio su Dievo žodžiu trūkumas. Taigi, jei esi krikščionis ir tiek.
Dauguma žmonių net nesuvokia, kad net arabų krikščionys, kuriuos Betliejuje kalbina Takeris, jie dalyvavo 1948 m. žydų gyvenviečių Guš Eciono žudynėse, kovoje už Izraelio valstybės įkūrimą. Tų gyvenviečių žmonės buvo išžudyti. Tai vyko spalio 7 1948 metais Guš Ecione. Ir tie krikščionys, kuriuos jis kalbina ir kurie laikosi tos pačios ideologijos, buvo šių žudynių dalis. Tačiau vis tiek šie žmonės turi tokią nuomonę ir vis tiek pasaulis jų klauso, tarsi jie būtų kažkoks autoritetas Izraelio klausimais ir tuo, kas vyksta. Tačiau jie turi tą pačią ideologiją kaip ir Hamas, kurie ateina iš Gazos. Ir buvo daug teroro išpolių, kuriuos įvykdė Teheranas. Tas vaikinas, jis buvo krikščionis iš Samarijos, kuris atvyko. Jis, žinote, ir todėl šie žmonės turi tokią ideologiją. Tai ta pati ideologija kaip ir musulmonų. Dažnai mes tai priskiriame musulmonams. Tačiau per visą istoriją turėjome šią krikščionybę, kuri žudė žydus. Turiu omenyje, tokia tiesiog yra realybė. Turiu omenyje kryžiuočius, inkviziciją. Žinote, galite pasirinkti bet kurį istorijos laikotarpį, bet tai yra įvykę. Ir šie žmonės seka tą pačią kryptimį. O kas vyksta šiandien? Manau, kad tarp jų yra skirtumas. Ir tai nesusiję su katalikais ar protestantais. Šios ribos jau nebeturi reikšmės. Svarbu yra tai, kad vieni tiki, jog Dievo žodis yra tikras, fizinis ir apčiuopiamas, o kiti tiki, kad visa tai yra dvasinis dalykas. Ir štai čia yra skirtumas tarp jų. O šie žmonės bando ateiti ir įrodyti. Izraelis jau nebėra Izraelis. Izraelis panaikintas. Izraelis baigtas. O mes dabar esame išrinktoji tauta. Visa ta pakeitimo teologijos idėja. Aš sakyčiau, kad ne. Ir būtent todėl man taip svarbu parodyti žmonėms tas fizinės pranašystės, apie kurias kalbama, nes tai įrodo, kad Dievo žodis vis dar yra tiesa ir vis dar vyksta šiandien, nes aš tai galiu matyti. Galiu tai paliesti, galiu tai pajusti, galiu būti to dalimi. Kai kalbam apie tą dieną, mes ką tik įgyvendinome projektą čia pat, Ahoro slėnyje. Ir Izaijas tiesiog sako, kad karvės vėl sugrįš į Ahoro slėnį. Tai yra čia pat, už kalvos. Žinoma. Stoviu ten, žiūriu į karvės Ahoro slėnyje ir statydamas tvorą galvoju. Akivaizdu, kad Dievo žodis yra tiesa. Tai yra apčiuopiama. Akivaizdu, kad čia yra dvasinis elementas, bet tai fiziškai vyksta žemėje. Ir manau, kad čia yra skirtumas. Ir tai mes matome. Šis karas dabar vyksta dėl to, ar Biblija yra tiesa. Grįžtant prie to pagrindinio dalyko. Ar tai yra fizinė realybė? Ar tai tiesa? Ar tai kažkas dvasinio debesyse? O iš to, ką matau, tai yra fizinė realybė žemėje, kuri vyksta dabar, šiandien. Ir manau, kad tai yra tai, ką aš pasakyčiau tiems vyrams. Aš sakyčiau, žiūrėk, aš tai matau, aš tai paliečiu, aš tai jaučiu. Kaip tu gali su tuo ginčytis? Tai yra realybė. Jie bando sukurti visiškai kitokią istoriją nei tą. Bet vis dėlto, aš kalbu apie tai, kas vyksta realybėje. Tačiau dėja, pagal skaičius, tai paveikia kitą krikščionių kartą. Net ir evangelikų bendruomenėje Jungtinėse valstijose. Ir žinau, kad daugelis žmonių, kurie priima Takerio Carlsono, Candace Owens ir kitų pasakojamą istoriją, nerimauja dėl ateities. Ir aš pats dėl to labai nerimauju. Manau, kad viena didžiausių šios problemos bėdų yra ta, kad krikščionių bendruomenėje praradus mokymą viskas tampa pilka. Ir kai tik kažkas tampa neaišku, jei kažkas dėl ko nors pradeda abejoti ir situacija tampa bent kiek priešiška, žmonės pasitraukia iš pokalbio. Žinote, tai tampa nemalonu. Jei pokalbis nemalonus, žmonės pasitraukia. Ir tai yra tikra problema, su kuria susidūrėme Amerikoje. Žmonės tiesiog sako, nežinau. Todėl jie vengia šio klausimo. Galbūt kai kurie iš šių dalykų yra tiesa. Galbūt taip ir yra. Ir manau, kad tai tikra problema. Kaip su tuo kovoti? Manau, kad ateityje matysime laiką, kai autentiškumas bus svarbiausias. Nes šiuo metu mes gyvename dirbtinio intelekto amžiuje. Mes gyvename botų amžiuje. Mes gyvename laikotarpyje, kai niekas nežino, kas bus toliau. Ar Takeris Carlsonas iš tikrųjų turi 12 milijonų sekėjų? Galbūt, galbūt ne. Ar jis iš tikrųjų toks įtakingas, kaip mes manome? Galbūt, galbūt ne. Mes iš tikrųjų nežinome. Ar tas, kas tai pasakė, tikrai tai pasakė, ar ne? Žinai, dėl dirbtinio intelekto, šių vaizdo įrašų ir visų šių dalykų, kurie dabar atsiranda, ir visos šios informacijos, manau, kad vienas iš dalykų, su kuriais netrukus susidursime, yra tai, kad žmonės norės autentiškumo, bendravimo gyvai, ryšio su tikrais žmonėmis. Ir aš tikiu, kad tai bus komunikacijos ateitis. Ji nutols nuo interneto. Tai mano prognozė. Manau, kad būtent tai mūsų laukia ateityje. Ir manau, kad kaip su tuo kovoti, turime susitikti gyvai ir bendrauti su žmonėmis tikrovėje, nes galiausiai žmonės pradės suprasti, kad negali tuo pasitikėti. Jie negali pasitikėti internetu. Jie negali pasitikėti tuo, kas ten sklando, nes viskas per daug atvira ir nėra būdo patikrinti, kas yra tiesa, o kas ne. Žinote, ir iš to, ką girdžiu, aš pats nesu labai technologijų pasaulyje, bet kiek suprantu, šitie botai yra beprotiški. Jie formuoja kultūrą, jie daro įtaką.
Neseniai kalbėjausi su profesionalu apie tai, kuris pasakojo, kad kai karo pradžioje Iranas 11 dienų buvo atsijungęs, iš Twitter dingo 40 000 paskyrų, kurios skatino Škotiją atsiskirti ar kažką panašaus. Man atrodo, tai buvo Škotija, kuri turėjo atsiskirti, ar Anglija. Žodžiu, atsiskirti nuo ES. Bet jie kalbėjo apie tai, kaip visos šios paskyros buvo specialiai nukreiptos į vieną konkretų klausimą Anglijoje, veikdamos iš Irano. Jie daro įtaką politikai iš tų arabų šalių, iš Rusijos, iš Kinijos, iš bet kur. Jie daro įtaką per tuos botus ir visą šitą sistemą. Tai viena vertus yra baisu. Kita vertus, manau, kad žmonės galiausiai pradės tai suprasti ir sakys, palaukite, gal tai nėra tiesa. Tačiau tai neišsprendžia klausimo. Turime būti pasiruošę atsakyti į tuos klausimus, kai žmonės pradės tai suprasti. Manau, kad link to ir einame. Turime būti patikimas šaltinis, kuris gali pasakyti, ne, štai tiesa ir štai teisingas kelias. Manau, kad matome tam tikrą naratyvą, net ir mūsų kanale, kuris yra nukreiptas į vyresnėją kartą. Ir matau, kad jie bando paveikti jaunesnėją kartą tuo pačiu naratyvu. Manau, kad Amerika ir apskritai vakarų pasaulis artėja prie sunkių laikų. Kaip tai atrodys Izraeliui? Nežinau, bet manau, kad viskas vyksta spirale. Tai vyksta ciklais. 7-ame dešimtmetyje, kaip minėjau apie Arielį Šaroną, BB knygoje taip pat apie tai kalbama. Tiesiog perskaičiau tą, kur kalbama apie tai, kokie sunkus laikai buvo 7-ame ir 8-ame dešimtmečiuose dėl tarptautinio spaudimo iš viso pasaulio. Bet man atrodo, kad viskas vyksta spirale. Klausimas yra, kiek toli ta spiralė nueis, kol vėl sugrįš. Žinote, kur mes atsidursime, kol viskas vėl pradės gerėti. Ir manau, kad mūsų darbas yra būti ten, stengtis, spausti ir neleisti viskam nueiti taip toli. Žinote, grąžinti viską atgal. Mums beveik baigėsi laikas, Neitai, labai vertinu tavo laiką, kad tiesiog atėjai iš projekto, kuriame dabar dalyvauji, statydamas namą čia šiame ūkyje, bet noriu tau iš esmės suteikti žodį. Kokia yra tavo žinutė? Kokią žinutę norėtum, kad kiekvienas, kuris dabar žiūri, išsineštų iš šio pokalbio? Oho. Žinai, manau, mano žinutė yra tokia. Apie tai jau šiek tiek kalbėjau anksčiau, bet iš tikrųjų Izraelis yra kylanti imperija pasaulyje. Ne tik artimuosiuose rytuose, bet ir visame pasaulyje. Manau, šiuo metu jie yra 5-oje vietoje pagal stipriausią kariuomenę pasaulyje. Tai viena laimingiausių šalių pasaulyje. Izraelyje vyksta tiek daug dalykų, kad matau, jog tai auga. Taiga gauna pagreitį ir toliau augs. Taigi, jei nori būti laiminčioje komandoje, jei nori prisijungti prie to, ką Dievas daro pasaulyje, mes žinome šios istorijos pabaigą. Mes žinome, kad Izraelis laimi. Gali būti sunkių laikų ateityje, bet tiesą sakant, žvelgiant į pranašus, manau, kad tie, kurie neprisijungs, turės problemų. Taigi, prisijung prie laiminčios komandos, būk teisingoje istorijos pusėje ir prisijung prie Izraelio, kaip tik gali. Prisijung prie žydų tautos. Ateik, tarnauk, laimink, stiprink žydų bendruomenės savo regione, kad ir kur tai būtų. Taigi, taip, tai būtų mano iššūkis pasauliui, visiems, kurie tai žiūri. Jei esi žydas, grįžk namo. Sugrįžkite į Izraelio žemę. Nežinau, ką veikite už Izraelio žemės ribų, bet tikiu, kad atėjo laikas sugrįžti, tarsi vėl apsigyventi. Ir aš tikiu, kad tai paskelbs Dievo žodį pasauliui, kai žydų tauta sugrįš į savo žemę. Tai puikiai žinia, tuo ir baigsime. Labai ačiū Norai, labai ačiū už jūsų laiką. Ačiū už visą šventą darbą, kurį čia atliekate, kurdami Izraelio kraštą ir už viską, ką prisidedate prie Izraelio valstybės ir žydų tautos ateities. Labai ačiū. Oho, ačiū Džošai, ačiū, kad pakvietėte mane į laidą. Tai buvo labai ypatinga Judication laida. Šią savaitę laidą filmavome išvykoje. Labai ačiū, kad prisijungėte prie mūsų. Labai ypatinga padėka Tamirui Platsmanui. Jis yra mūsų išskirtinis fotografas čia per šią išvyką. Ir žinoma, noriu padėkoti visiems JNS studijoje, mūsų prodiuseriai Barbarai Kamienovai, Jurijui Svereckiui, stoties vadovui Zachui Sikermanui, Ryanui Lifšicui ir visiems kitiems JNS TV redaktoriams. Paremkite mus per Super Thanks, prenumeruokite ir nepamirškite apsilankyti jns.org, kad sužinotumėte naujausias naujienas iš Izraelio, artimųjų rytų ir viso žydų pasaulio. Susitiksime kitą savaitę čia, laidoje Judėja Ketin. per JNS TV.